Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Rūdnasis Lapinas ir jeigu kada nors jūs ieškojate tokio įrankio, kuris ne tik atnaujintų, bet ir pasendintų Minecraft pasaulio versiją, arba, nežinau, konvertuotų iš telefoninio Minecrafto į kompiuterinį Minecraftą pasaulį, arba dar darytų daug įdomių dalykų, kuriuos tuoj parodysiu šitam vaizdo įraše, tai jūs esate kaip tik čia. Tai nieko nelaukiam ir keliaujam mokytis. Gerai, tai įrankis, kurio mums reikės šiai pamokai, yra Chunker. Tai labai toksai fainas pavadinimas, gal net ir keista šiek tiek tuo pačiu metu, bet tikrai atspindi pačią programą. Tai kaip atsisiųsti ir įsirašyti, tai tiesiog pasirenkat savo operacinę sistemą ir spaudžiat download mygtuką. Nieko papildomai įrašinėti nereikia, tiesiog atsiranda programėlė. Tuoj aš ją ištrauksiu, va štai tokia. Įsijungėt ir viskas jinai jau veikia. Nu, dar turi, aišku, langas išlysti, taip, biški reikia palaukti truputį. Na va, išlindo štai toks langas, šiek tiek palaukus, kadangi čia, na, jinai ta programa niekur neįsirašo, tai luktelt gali tekti truputėlį ilgiau, neišsigaskit. Tai matom štai tokį langą ir ką dabar reikia padaryti, tai įdėti arba paprasto Minecrafto failą pasaulio, arba įdėti jau to Bedrock telefoninio Minecrafto pasaulio failą. Tai kaip matot, priima arba .zip, arba .mcworld. Tai .zip bus grinai Java versija, o mcworld tai čia jau bus Bedrock versijos Minecrafto pasaulio failas, jeigu taip galima pavadinti. Tai kaip surasti dabar tuos pasaulio failus, tai Java versijoje yra du būdai, tai galima tiesiog nueiti į single player, paspausti ant kokio nors, sakykime, pasaulio ir tiesiog paspausti, paspausti edit ir tada yra open world folder. Šitą paspaudus atsiranda štai toks langas ir tuomet reikia tiesiog paspausti viršui ant saves ir kaip matote čia yra būtent tas pasaulis. Arba jeigu tingit įsijungti žaidimą, tai tiesiog galite spausti paiešką, vesti procentai, updata procentai ir štai čia Minecraft, saves ir štai jūsų visi pasauliai. Bet jeigu jūs, kaip ir aš, mėgstat užvadinti pasaulius tiesiog New World, tai galite būti, na, tiesiog sunku atskirti, kuris čia yra kuris. O Minecraft Bedrock versijoje tai tiesiog spaudžiam čia ir kur yra General, spaudžiam Export World. Ir čia dar galima ištrinti žaidėjų duomenis, kad, sakykime, jeigu, na, kūrėt kažkokį žemėlapį ir norit jį kažkur tais pasidalinti su juo, tai kad neliktų jūsų žaidėjo kažkokių tais duomenų. Tai spaudžiam Export World, čia pasirenkam, nežinau, vietą, kur mes norim. Ir štai, kaip matot, World Exported Successfully, tai galima tiesiog iš čia išeiti. Ir kaip matot, štai čia aš turiu dabar du skirtingus failus, tarkim, galiu įdėti iš Minecraft Bedrock, arba taip pavadinsiu telefoninio Minecrafto, ir kaip matot, yra naujausia versija, mes ją galim pasendinti, arba galima konvertuoti į, sakykim, paprastą Java Minecrafto versiją. O dabar aš pabandysiu įdėti Java Minecraft versiją. Tai čia, kaip matot, vėl paspaudėm start mygtuką ir vėl galima konvertuoti, sakykime, į Bedrock versiją. Arba galima daryti, kaip matot, source version dabar yra 1.20.0, galima pajauninti, galima pasendinti net iki 1.8.8. Dar, sakykime, paliksiu dabar tą pačią versiją, bet čia yra dar toks advanced, na, kaip pasakyti, išsamus režimas, advanced mode. Ir štai čia, ką jūs galite daryti, jūs galite netgi pamatyti, kaip atrodo jūsų pasaulis. Tai turėt netgi tokį kaip ir pasaulio žemėlapį. Tai kaip matot, čia aš tiesiog įsidėjau seną labai dropperį tokį vadinamą, kur ten žaidimas būdavo labai fainas. Ir kaip matot, viskas matosi, kur kas padėta, kur kas daryta ir kur kas išdėliota. Tai galite savo pasaulį tai persižiūrėti. Tuomet čia yra labai daug nustatymų, kur galima reguliuoti žaidimo sunkumą, žaidimo režimą. Net neįsivaizduoju, kas čia šitas generator custom void flat ir normal čia spėju, kaip generuoja pasaulį. Tai pavadinimą netgi, kur atsiranda, koks laikas, ar čia yra hardcore režimas ir panašiai. Čia yra labai daug gerų funkcijų. Galima netgi padaryti, kad techniškai jūsų, tas paviršutinis pasaulis būtų pragaras arba pabaiga ir atvirkščiai.
Tai iš tikrųjų su šita programa galima padaryti labai daug fainų dalykų. Pavyzdžiui, net ir šita funkcija, kur tu gali tiesiog paimti kažkokį tais bloką iš Minecraft 1.20 versijos ir, sakykime, vat, visus, nežinau, bandau greit kažką surasti, visus juodos terakotos blokus pakeisti, sakykime, į akacijos duris. Tai vat. Ir čia dar papildomų visokių nustatymų. Tai jo, viską pasidarom, ką jums ten reikia, kas jums patinka, spaudžiam convert ir tiesiog tą pasaulį sukonvertuoja. Kartais gali būti kažkokių tais nesklandumų, na, niekas nėra tobula, tai visą laiką turėkit pasidarę atsarginės kopijas, bet kai viskas yra baigta ir parašyta ready to save, tiesiog paspaudžiam save ir pasirenkam vietą, kur mes norim įkelti tą pasaulį, spaudžiam įrašyti ir viskas. Tai štai toks tas Chunker įrankis, tikiuosi, kad patiko, tikiuosi, kad, na, rasit jam panaudojimą ir tikrai net neabejoju, nes, na, tikrai kartais prisireikia visokių pasaulio konvertavimų ir, nežinau, jeigu kuriat galbūt kokius žemėlapius, reikia kažką tais patvarkyti, pakeisti ir paredaguoti. Tai jeigu pamoka patiko, būtinai paspausk mygtuką patinka, būtinai prenumeruok Redfox Cloud kanalą, jeigu mane žiūri kur nors kitur, tai būtinai paspausk mygtuką patinka ir, nežinau, širdelę ir pasek mane, o su jumis buvau aš, Raudonasis Lapinas ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ar pataikysiu?